Į klausimus apie homocisteiną atsakė gydytoja Evelina Navardauskaitė-Rudzikienė, kuri turi sukaupusi didesnę nei 20 metų šeimos gydytojos patirtį, savo praktikoje taiko endobiogenikos metodą, kurio mokėsi Čikagoje. Homocisteinas - kas tai? Homocisteinas yra vienas tyrimas, kurį mes galim padaryti iš kraujo. Tai yra junginys, kuris, kai aš bandau paaiškinti pacientam, bandau aiškinti taip labai paprastai. Tai yra junginys, kuris kaupiasi kraujyje, jeigu kažkas yra negerai kitose sistemose. Pavadinti medžiagų apykaitos atlieką šiukšlę gal būtų labai drąsu, bet tai iš tiesų vienas iš tokių indikatorių, kur rodo, kad jau ta medžiagų apykaita iki galo nesusitvarkosi, jinai kažkuria prasme kemšasi ir jinai nebedirba taip sklandžiai, kaip reikėtų. Homocisteinas yra kryžkelėje tarp vienos sistemos, kuri yra labai svarbi, tai yra mūsų genų gamyba, genų nuskaitimas, atstatymas genų ir baltymo gamyba. Ir kita pusė, kuri yra labai svarbi, tai yra ląstelės viduje vykstančios oksidacijos redokso reakcijos. Visas tai antioksidantai, laisvieji radikalai, energijos gamyba. Tai yra labai labai svarbios, gyvybiškai svarbios sistemos. Ir jeigu homocisteina didėja kraujyje, reiškia, kad kažkuri viena iš tų sistemų nesusitvarko, nes homocisteinas turėtų grįžti į vieną pusę arba į kitą pusę ir leisti vykti tiem procesam, kurie turi vykti. Jeigu tos medžiagos lieka homocisteino formoje, tai reiškia, jisai niekaip nebegrįžta į tas sistemas ir ta medžiagų apykaita kažkurio prasme, galima sakyti, yra tam tikrame sąstovyje arba tam tikroje būsenoje, kuri gali įtakoti daugelį kitų funkcijų ir daugelį kitų sutrikimų arba ligų. Kaip atliekamas homocisteino tyrimas, kokios normos bei aukšto homocisteino rizikos? Homocisteino tyrimas yra atliekamas iš kraujo, jį daro dauguma laboratorijų, tik tai labai didelis diskusija yra apie normas. Nes jeigu mes pažiūrėtume homocisteino normas, dažniausiai norma yra iki 15, tai čia reikėtų vertinti daugiau kaip kardiologinę riziką. Nes pirmiausia, kai tikrai prasidėjo šneka apie homocisteiną, buvo pradėta šnekėti apie tai, kad jisai kaip vienas iš rodiklių, kuris papildo cholesterolį arba didelio jautrumo CRB, kaip vienas iš rodiklių, kuris papildo kardiologinę riziką. Tai būtent pagal tyrimus buvo, kad jisai buvo virš 15. Dėl to dauguma laboratorijų normų ir yra apie 15. Bet dabar, jeigu mes šnekame apie tokius subtilesnius dalykus, kaip genų nuskaitimas, arba gliutationas oksidacijos reakcijos, arba įvairių neurotransmiterių gamyba, arba žarnyno pralaidumas, arba netgi gebėjimas pastoti, tai šitoje vietoje yra truputėlį kitos normos ir vaikiškos normos. Truputėlį yra diskutuojama, kokia ta norma turi būti, bet jeigu taip šnekant paprastai, yra vis mažinama. Nes yra grupė žmonių, kuriem užtenka 10, yra grupė žmonė, pavyzdžiui, norint pastoti, jisai turi būti iki 8. Vaikams jisai turi būti kažkur 5, 6, 7. Kada rekomenduojama atlikti homocisteino tyrimą? Homocisteiną šiaip rekomenduoju kiekvienam pasidaryti, nes tai yra iš tokių bendrų rutininių tyrimų, kuris tikrai labai norėčiau būtų dažniau daromas ir kad man nereikėtų, kuo mažiau reikėtų pacientam aiškinti, ką jis daro, tai būtų pats geriausias dalykas. Būtent jį reikėtų daryti tikrai kartą metuose ir ypatingai jeigu yra įvairių problemų. Jisai galima daryti netgi vaikų amžiuje, jeigu yra įvairių raidos sutrikimų arba, pavyzdžiui, reumatoidinių artritų arba uždegiminių rodiklių. Jį galima atlikti vyresniame amžiuje, jeigu prasideda įvairios, tarkim, tos pačios kardiologinės rizikos, arba jeigu mes galvojam apie įvairius su ilgaamžiškumu susijusias rizikas. Žmonės, kurie turi visas cholesterolio išsibalansavimo sistemas, jiem tikrai reikėtų pasidaryti šalia ir homocisteino tyrimą. Jis yra puikus indikatorius ir prie depresijos, prie nerimo sutrikimų, prie įvairių žarnyno pralaidumo sutrikimų, arba netgi prie įvairių mėnesinių sutrikimų, pavyzdžiui, policistinių kiaušidžių sindromo arba endometriozės. Ar maistas turi įtakos homocisteino rodikliui?
Tai žinoma, maistas labai reikalingas, nes tam, kad homocisteinas grįžtų atgal į apykaitą, reikalinga tokia specifinė metil grupė. Jinai gali būti B12 forma, nes B12 turi įvairias formas, ciankobalaminą, hidroksimetabolina, bet gali būti ir metilkobalaminas kaip viena iš formų. Folio rūgštis, foliatai irgi gali turėti tą metil grupę. Tai va būtent ta metil grupė gali būti maiste ir jinai grąžina homocisteiną atgal. Žinoma, kartais mes turim įvairių genų, mes turim geną, MTHFR geną arba daugiau ten tų genų dabar yra priskaičiuojama ir mes galim gauti, mes geną gaunam iš mamos, kitą iš tėčio ir kartais mes gaunam labai gerus genus, o kartais gaunam tokius genus, kurie, ne visai tam efektyviai veikia ir dėl to kartais mes turim jau iš pat pradžių gautą šiek tiek silpnesnį genetinę tą medžiagą ir tada tokiam žmogui visą laiką papildomai reikia gauti tų metil grupių, kad kompensuoti tą genetinę medžiagą. Tikrai labai gaila, kad šiuolaikinis maistas, jame auginamas jis labai greitai ir jame mažėja įvairių makromedžiagų, vitaminų, bet tame tarpe ir B grupės vitaminų ir folio rūgšties tą foliato formą. Dėl to taip tikrai tinkamą maistą pasirinkus galima, bet, pavyzdžiui, yra didelė problema žmonių, kurie yra vegetarai ir kartais jie turi įvairių problemų susijusių su B grupe. Yra būtent homocisteino tyrimas, yra vienas iš tų tyrimų, paprastų tyrimų, kurį galima žmogui, kuris yra veganas ar vegetaras pasidaryti ir būtų iš karto atsakymas, ar jam trūkstant B grupės, ar gamina B grupę, ar negamina. Ir čia yra vienas labai paprastas atsakymas, ką toliau jam daryti su ta, ar jam reikia papildomai B grupės naudoti ar ne. Ką daryti, jei yra aukštas homocisteino rodiklis, kokias B12 bei folio formas vartoti norint sumažinti aukštą homocisteiną? Tai visą laiką, jeigu mes turim aukštą homocisteiną, į tam naudojama B12, kur yra metil grupė, arba kur yra folio rūgštis, kur yra metil grupė. Ir būtent homocisteinas stebimas kraujyje. Aš dažniausiai savo pacientam kartuoju po 3 mėnesių, po to vėl kartuojam, kol jisai nusileidžia iki to optimalaus reikalingo kiekio. Kaip minėjau, norint pastoti, jisai turi būti 8-9 iki 8. Pavyzdžiui, vaikams ten 5-6, kokiam nors žmogui su maža kardiologinė rizika, jam gal ir užtektų 10. Tai yra tiesiog stebimas vėl kartojamas homocisteino tyrimas kraujyje ir žiūrima, kaip pavyko jį nusileisti. Kitas dalykas, kaip pavyksta išlaikyti. Dėl to būtų gerai jį vėl pakartoti ir pažiūrėti, ar jis vėl neužkilo, ypatingai tiem, kuriem anksčiau yra buvę pakilę. Aukšto homocisteino poveikis serotonino, dopamino gamybai, depresijos gydymui, Alzheimerio ligos progresavimui bei pralaidaus žarnyno atsiradimui. Kai yra aukštas homocisteinas, tokio žmogaus medžiagų apykaita, jinai būna išsibalansavus. Ir dabar yra labai įdomių studijų, kur parodo, kad, pavyzdžiui, jeigu yra aukštas homocisteinas, tai organizmas, kai jisai paima amino rūgštį, triptofaną, iš kurios turėtų gaminti serotoniną, kur vienas iš mūsų yra su depresija arba su gera nuotaika susijusių hormonų, tai kai organizme yra aukštas homocisteinas, triptofanas niekaip nepasigamina į serotoniną. Jisai nukeliauja visiškai į kitą šaką ir mes galime vartoti amino rūgščių kiek tik nori, serotonino nėra. Iš serotonino gaminasi melatoninas, irgi nėra melatonino. Ir tai yra viena iš problemų, kai yra žmonės, kurie turi depresiją, kuriai nepadeda antidepresantai, tai šitoje vietoje reikėtų būtinai pažiūrėti tą uždegiminę situaciją ir homocisteino pusę. Nes antidepresantai jie tiesiog blokuoja jau pagaminto serotonino susiskaldymą. O šitoje vietoje yra situacija, kad niekaip nepasigamina serotoninas, nes amino rūgštis nukeliauja į kitą pusę. Lygiai ta pati yra situacija ir su dopaminu, kuris susijęs su dėmesiu, su tikslo siekimu arba su dėmesio sutrikimu. Irgi, kai yra aukštas dopaminas, aukštas homocisteinas, dopaminas nueina į kitą kelią ir nepasigamina nei dopaminas ir netgi kartais skydliaukės hormonai nepasigamina, nes jie gaminasi iš tos pačios amino rūgšties tirozino, kaip ir dopaminas, taip ir skydliaukės hormonai. Tai vadinasi, iš toj vietoje,
jau yra išsibalansavimas, lygiai taip pat yra susijęs su įvairių kitų smegenų neurotransmiterių gamyba. O Alzheimerio metu yra tada, kai žmogaus būtent neuronai, jie pradeda labai keistai elgtis, turiu omeny, kad jie pradeda labai keistas maisto medžiagas naudoti, pasikeičia maisto medžiagų vartojimas ir dėl to šitoje vietoje, kai vėl organizmas atsistato į neurotransmiterių gamybą, atsistato uždegiminę būseną, tada ir lėtėja ta Alzheimerio išsivystymo rizika. Kita didelė problema yra būtent, kai yra aukštas homocisteinas, mūsų žarnyne sutrinka glaudžiųjų jungčių tas vientisumas. Žarnyne enterocitai, jie yra susijungę, jie yra tokia vienoje linijoje ir jie yra susijungę vien su kitu tokiam glaudžiojom jungtim. Ir maistas, kuris patenka į mūsų žarnyną, mes jį suvalgom, yra suskaldomas iki amino rūgščių. Tai reiškia, ne visas baltymas, o jis skaldomas iki mažų amino rūgščių gabaliukų, arba angliavandeniai yra skaldomi ir riebalai yra skaldomi. Ir tik tai amino rūgštis jau yra mažas gabaliukas per ląstelę patenka į kraują. Tai yra norma. O kai tos glaudžios jungtys išsibalansuoja, o viena iš šių indikatorių yra aukštas homocisteinas, tokiam žarnyne atsiranda tam tikros, pavadinkim, skylės tarp vienų ląstelių ir kitų. Ir tai vadinamas pralaidus žarnynas. Nes maistas nedavirškintas tada paima ir pakliūna į kraują. Kraujo imunitetas pradeda nesuprasti, kas čia atsitiko ir pradeda kovoti prieš tos baltymus ir užsiveda pradžioje žarnyno situacijoje įvairūs uždegiminiai procesai, limfmazgiai sureaguoja, o vėliau tai užsiveda ir į tam tikrus įvairius netgi sisteminius uždegimus. Nes kartais imunitetas pradeda sumaišyti, kur yra iš maisto gautas baltymas, o kur yra, pavyzdžiui, sąnario kremzlė arba koks nors kitas panašus baltymas. Ir jis pradeda kovoti, pavyzdžiui, prieš savo organizmo baltymus. Vadinasi, vienas iš to pralaidaus žarnyno problemų irgi yra aukštas homocisteinas. Tai čia yra vien tokie pagrindiniai dalykai, nuo kurių galima pradėti daryti ir stebėti, ką daryti toliau. Koks aukšto homocisteino poveikis žmonėms sergantiems hipertencija, širdies ir kraujagyslių ligomis? Tai būtent ir prasidėjo homocisteino tyrinėjimai nuo kardiologinės rizikos, nes pagrindinis dalykas yra, kad tikrai šiuo metu sergamumas yra aukštas ir vyrų, ir moterų, ir Lietuvoje aš labai norėčiau apie tai nešnekėti, nes tikrai yra ženkliai įdomesnių temų, bet labai gaila, aš vis dar turiu apie tai šnekėti, nes Lietuvoje kardiologinė rizika yra viena didžiausių pasaulyje. Mums atrodo, kas čia tokio, bet iš tiesų jinai tikrai yra didžiausia pasaulyje ir per metus Lietuvoje numiršta dėl išvengiamų ligų, tai yra dėl išvengiamų ligų, daugmaž vidutinio toks miestelis kaip Biržai, toks kiekis žmonių, Tai dėl to mes laiką bandom nubėgti į priekį, kaip galima perspėti, kad tau tokia yra rizika. Štai vietoj mes žaidžiam truputėlį tokį dievo žaidimą, dėl to dauguma labai čia pyksta ir taip suprantu, kad tame yra daug problemų, bet tiesiog čia jau remiantis statistiką, kad statistika tokia, kad jeigu tu turėsi tokią medžiagų apykaitą, kurios parametrai, vieni iš jų yra, pavyzdžiui, blogas cholesterolis aukštas, arba kitas iš jų parametras yra aukštas homocisteinas, tai būtent tokia medžiagų apykaita turi polinkį susirgti širdies ir kraujagyslių ligom. Taip reikėtų turbūt vertinti. Tai dėl to iš toje vietoje yra visą laiką įspėjimas žmogui, ką jis gali padaryti dar dėl savęs, padaryti ką nors kitaip. Tai homocisteinas yra vienas iš puikių indikatorių, kuris duoda papildomą informaciją. Šalia didelio jautrumo CRB, šalia A polipoproteino A, B ir jų santykio ir visokių kitų tyrimų, kuriuos galima šalia cholesterolio pasidaryti, kad turėti platesnį vaizdą, kas darosi su organizmu. O jeigu šiaip paprastai, tai būtent homocisteinas, kadangi yra toj kryžkelėj tarp genų nuskaitymo ir mitochondrijų oksidacijos, o mitochondrijos yra kas? Tai yra kaip mano vaikas sakė, tai yra ląstelės jėgainė. Tai ten gaminasi energija. Tai mūsų suvalgytas maistas, tas cepelinas ar kas ten jau galiausiai suskaldomas ir ateina susijungę su deguonim, kurį mes įkvečiam plaučiuose. Ir ląstelės viduje tokia yra mažytė organelė mitochondrija, joje pasigamina energija. Bet yra viena iš tokių problemų, kad energijos gamybos metu visą laiką pasigamina laisvų radikalų. Tai yra visiškai normalus procesas ir tada organizmas turi antioksidacinių sistemų, kuris tą laisvą radikalą, tai yra laisvą deguonį, neutralizuoja.
Čia yra visiškai natūralus procesas, kuris reikalingas kaip energijos gamyba. Kaip pas mus čia elektros elektrinės turi visokius apsaugas, ane, ir ten, taip ir mūsų tos vidinės jėgainės, jos irgi turi įvairias apsaugas. Ir vienas iš didžiausių antioksidacinių sistemų yra gliutationas. Jeigu mes šnekame apie vitaminą C, jeigu šnekame apie vitaminą E ir visokius kitokius antioksidantus, jie visi pagrinde veikia per gliutationą. Jis yra vienas svarbiausių antioksidacinių sistemų. Tai būtent homocisteinas jisai palaiko, kad gliutationas veiktų normaliai. Kai homocisteinas yra aukštas, reiškia gliutationas normaliai neveikia, nes homocisteinas negrįžta į tą sistemą. Tai vadinasi, būtent ląstelės palaikymas gliutationo ir energijos galimybės balansų yra vienas iš svarbesnių dalykų, nes širdis yra kas? Yra mitochondrijos, smegenys yra mitochondrijos, ne? Tai mūsų energija. Bet didelė problema yra tokia, kad gaila, kad stresai, blogas maistas, spinduliuotė, įvairūs kiti dalykai didina laisvų radikalų kiekį mūsų kūne tiesiog. Mes jų gauname, prisigaminame patys. Ir gaunasi tokia situacija, kad ląstelių mitochondrijos staiga pradeda dirbti neutralizatoriam tų laisvų radikalų. Ne gaminti energiją, o neutralizuoti, ką mes čia tokio blogo prisirinkom iš tos aplinkos. Tai vadinasi, gaunasi tokia situacija, kad gliutationas jis yra išnaudojamas šitoje vietoje ir energija senka. Ląstelė, kuri nebegali gaminti energijos, jinai miršta. Ir vienas iš senėjimo problemų yra tai, kad mūsų ląstelėse pradeda gamintis blogos mitochondrijos, ne tai, kad blogos, bet jos nebesugeba atsistatyti, arba jos tampa neutralizatoriam, arba iš vis pradeda gaminti kažkokias ten laisvus radikalus ar dar kažkokias. Ir būtent ta sena ląstelė, jinai pradeda nebeatlikti savo funkcijos, nebegali nei daugintis, nei gaminti to dalyko, ką jinai iš tiesų turėjo gaminti. Tai čia yra vienas iš senėjimo procesų. Tai vadinasi, jeigu mes šnekame apie širdies kraujagyslių ligas, tai yra vienas iš problemų, dėl ko atsiranda sisteminis uždegimas, o tai vėliau suveikia ir kraujagyslių endotelio pažeidimus, prie kurio limba vėliau yra aterosklerotinės plokštelės formuojasi ir taip toliau, ir mes turim tą visą mechanizmą, dėl ko formuojasi širdies ir kraujagyslių ligos. Ar aukštas homocisteino rodiklis turi įtakos planuojant nėštumą? Kokios rekomendacijos? Šitas tyrimas labai palengvintų visom tom, kurios nori pastoti, nes tai dėl ko yra visom nėščiosiom rekomenduojama folio rūgštis. Būtent dėl šitos priežasties, bet tai daugiau buvo toksai stebėjimo tyrimai, kurie pastebėjo, kad tos moteris, kurios vartoja folio rūgštį, jom yra mažesnis apsigimimų vaikų dažnis ir ten dėl visų kitų dalykų. Tai dėl to dabar galima konkrečiau pamatuoti ir parinkti individualizuotai folio rūgštį, nes daugumai tų, kurios turi visus gerus genus, abu teisingus tos genus, tai gali ir tikti ta folio rūgštis, o kartais yra tokios, kurios turi kai kuriuos genus, kurie nėra visai, pavyzdžiui, vienas geresnis, kitas blogesnis, tai nenoriu vartoti tų genetinių terminų, tai dėl to, pavyzdžiui, tokiam reikia gal specifinės folio rūgšties, arba specifinės folio rūgšties formos. Tai norint pastoti, homocisteinas yra puikus indikatorius, nes, kaip minėjau, jisai dalyvauja ir taip, kaip mes nuskaitom savo genus, tai jisai norinčiom pastoti turėtų būti mažiau 8. Ar planuojant nėštumą, homocisteino rodiklis yra svarbus tik moterims ar ir vyrams? Žinoma, kad daugiausia tyrimų yra padaryta su moterim, ne? Ir tame yra daugiausia ir informacijos ir ten yra būtent tas rodiklis rekomenduojamas, bet žinoma, kad tikrai žemesnis homocisteino kiekis būtų tikrai naudingas ir vyrui, nes tiesiog jo genetinė medžiaga būtų geriau nuskaitoma, geriau apdorojama.